5, 4, 3, 2, 1, go. Labas rytas. Ką, kaip sakant, nuotykiai pas mus prasidėjo jau nuo vakaro, kai atvažiavau. Smeta, kad dabar, kaip sakant, lygioje vietoje esu užklampinės tralų. Vakar reikėjo čia praleisti vieną mašiną, kad išvažiuot galėtų. Pasitraukiu, ten ir likau. Dabar laukiu kaimyno, atvažiuos kaimynas, padės išsitraukti. Ką tralą išsitraukiam, kastuvas netralo traukimui. Ką reikia kaip prie to, dėl ko mes važiavam, bet kad kaip prie to, ko mes važiavam, tai pradžiai reikia atsikast duris, nes jos nebeatsidaro. Galiu kol kas pasakyti tik tiek, kad jos neatsidaro dėl to, kad ten kai kas stovi jau 10 metų. O kas pamatys, kai atsikasim duris. Ką, duris atsikasėm, atsidarėm, bet viskas taip lengvai nebus. Daiktas jau stovi 10 metų ilgiau ir dėl to yra daiktų susikaupę, dėl to dabar einam atsikraut daiktų. Nu va, atsikraustėm džipą. Ką, bandom išsitraukti tada. Žiūrėsim ar gausis. Pusė kaip ir. Per 10 metų padangos visos išsileidė. Viena kažkaip išgyveno, liko pilna. 3 tuščias. Bet kas keisčiausiai prisipučia jos dar. Na ką, išsitraukiam iš garažo ir įsistūmim į tą garažą, kur vyks darbai. Tai galiu lengvą apžvalgą padaryti dabar. Tėtis yra atrestauravęs rėmą, kaip matot, visas pilnai perdažytas, yra atrestauruotas dugnas džipo, perrinkti stabdžiai, visi nauji vamzdeliai, viskas. Ir projektas ties tuo ir sustojo, tai dabar pratęsimės jį. Tai tuoj kelsimės ant keltuvo ir bandysim gaminti dėžės pagalvę, nes kadangi mašina sena, 87 metų, dėžės pagalvę šiai dienai gauti nebėra galimybių. Praieškojau Kaune, daug parduotuvų apvažiavau, skambinausi daugam, bet visur atsakymas dėja nebepadėsim šito klausimu. Tai dėl to dabar bandysim daryti patys. Pagalvę nuvažiavom į Litagrą, traktorių dalių parduotuvę, gavom ten turbūt kabinos traktoriaus pagalvės, gręšimės ir gaminsim, bandysim taikyti. Tada tą padarom ir bandysim daryti pirmą startą po 12 metų. Nes paskaičiavom, kažkur apie 12 metų variklis nebuvo kurtas. Iki to variklis yra perrinktas, darytas kapitalinis. Tai realiai turėtų kurtis. Tikrai nemanau, kad kažkas nutiko, nes garažė stovėjo sausai, nesurūdijo nieko. Tai ką, tada toliau kimbu į darbus. Tepalo slėgis atsirado. Nežinau, ar tai kažko yra. Tuščia. Jo, tuščia čia. Tai žinai, iš bako tuščia prasitraukt.
Įsijungė? Dar ne. Išsijungi. Tai tada nėra ko būsina. Netraukia vaškiai. Nu. Purk. Kur tą purškiklį užpasidėjai? Čia. Nu, pamėgink. Nereikia dabar, Eglė. Nedirba. Siurblys nieko, jau turėjo pradėti imti. GoPro išsikrovė, dėl to nepafilmavom pirmų startų. Bet buvom užkūrę, kol kas dar aišku problemų su kūro siurbliu labai daug, nes yra kūro siurblys uždžiūvęs. Tai pradžiai iš vis neėmė kūro, dabar labai sunkiai ima, bet jau bando dirbti. Ilgiau va padirbo ir prasidėjo kiti dalykai. Pasirodo, blokė yra iššovus avarinė skaištis. Nu, tas skaištis, kai tarkim, jeigu palieki variklį vandenį, žiemą, kai užšąla, kai plečiasi, kad nesusprogdintų bloko, o iššaudo tos tokias metalinės korkas. Tai viena korka yra šauta, aišku, dar antifrizinę pylę nežinojom, dirbo ir per tą vietą pradėjo bėgti smarkiai tepalai. O ten turėtų būti aušinimo skystis. Ieškoti, tai radom, čia va yra tepalo filtras ir tepalo aušintuvas. Ir čia yra šlanga, per kurią turėtų ten iš tikrųjų bėgti antifrizas, o yra turbūt trūkusi tarpinė tepalo aušintuvą ir bėga tepalas į aušinimo sistemą. Tai šitą bėdą išspręsti ir aišku laukiu tėvuko, tėvukas papasakos, kaip reiks surasti korką ir kaip tos korkos įsistato atgal. Tikiuosi, kad jos įsistato, iš tikrųjų to dar net nežinau. Tai kol kas dar vilčių tikrai turim. Jau daug kartų buvom šiandien nuleidę rankas, nes galvom, kad siurblys negyvas, reiks imt vežti remontuoti, bet kaip ir po biškį pradeda atsigauti, gavo kūro, jisai pradėjo veikti, bet kaip matot, nu čia filtriukas dabar laikinas yra uždėtas. Kaip matot, vėl filtriukas tuščias, bet aš nes neprasitraukė kūro, bet ir gerai, kad užgeso, išgirdau, kad bėga tepalas tada. Nu kažkaip girdau, kad bėga skysčiai, pasilenkiu tepalas. Ieškoti iš kur radom, kad bėga per bloką. Kur turėtų būti aušinimo skystis, ten pildosi tepalu. Tai ką, kol kas naujienos tokios. Aišku, yra ir gerų naujienų, jau užgirdom variklio garsą, bet yra ir liūdnų naujienų kol kas. Tai ką, bandom spręsti dalykus toliau. Ką, pagaliau variklis dirba tvarkingai. Kaip matot, ant bakelio, dabar dirba iš bakelio dėl to, kad esame nupirkę kūro sistemas praplovimo, nes buvo atvažiavęs senų dizelių meistras, kuris susiema siurbliais būtent. Ir radom, kad buvo užsikišęs grįžtamas visiškai ir yra labai daug šiukšlių pačiam kūro siurbly. Tai pasakė, ką nusipirkti, ką padaryti. Tai va, jau dirba, ten susitvarkėm, kur korka buvo iššauta, parodys vėliau kaip. Va, Andrius sėdi, šildo motorą, žiūri, ar kas veikia, kas neveikia. Bando atleisti rankinį, bet nesigauna, patraukė į save, pasakė tada. Atleido rankinį. Bet jis išvėl... Nu... Ten užsistovėja. Bet vis tiek dega, ne? Ai, čia gal stabdžių, kur laidas yra nutrūkę, šviečia. Ai, va. Kaip matot, šiek tiek susirinkom priekį. Kas keisčiausia, viskas veikia. Ilgi, trumpas. Ilgas. Posūkius.
Va, viskas gražiausiai veikia. Variklis dabar dirba gražiai, kaip priklauso senam dizeliukui. Turim labai didelį kiekį detalių, kurios tikrai dabar negražiai sudėta, atsiprašau dėl to. Tiesiog viską susinešėm, renkamės, kas ką turi būti. Esame uždėję duris jam gale. Dirba šyla pabiški. Ir lieka dar tikrai labai daug darbų, bet jau nuotaikos atsiradė, nes yra progresas. Tai ką, dabar yra likę dar susirinkti salonas, nes jisai yra išardytas dar. Susipūs, kur yra pervinta, sutvarkyta iš vidaus antikorozinė medžiagom. Susidėt duris, viską susirinkti ir tada bus galima vežtis į Kauną dažytis ir bandyti važiuoti technikinę. Tai šiai dienai turbūt viskas. Na ką, prasidėjo antras savaitgalis. Aš dabar tėvukų užsidėjom duris jau, tai dabar visas jau kėbulas durys, viskas sudėta. Aš pradėjau šveistis dažymui, tai šonus apsišveičiau. Dabar iki šitų vietų dažysiu, va. Čia dar biškį rudžius rušėjau, užsigruntuoju. Sutvarkau šitas vietas, pasigruntuoju viską, kur reikia. Ir tada dėsim bedlinerį. Tai dabar šveičiuosi, turiu nusižiūrėjęs dizainą vieną, pagal kurį darysiu. Tai ką, toliau tada šveičiu ir po to lauks klijavimas. Nu ką, sušveičiau stogą, sušveistas kapotas, viskas plius minus nusiriebalinau, dar aišku apsiklijęs praeis. Pradėjau klijuotis taip, kaip klijuodavosi visi senieji dažytojai ir tai labai patogus metodas, labai greit klijuojasi, plius tai gali daryti vienas, nes laikraščio lapą daug paprasčiau yra pasilaikyti, negu tarkim plevelė ar dar kažką. Tai ką, dabar tiesiog klijavimą ir sekantis kadras turbūt, kai jau bus visa mašina nuklijuota. Nu ką, apsiklijau visą mašiną. Užsiklijau langus, užsiklijau purkštukus, valytuvų mechanizmus, viską, kas nereikia, kad apsidažytų. Dabar liko ten dar pasigruntuoti kelias vieteles. Ir bus galima dėti bedlinerį. Ir žiūrėsim, koks vaizdelis bus. Ką, pirmieji metrai po 12 metų šildau sistemą, kad sušiltų, atsidarytų termostatas ir prasiplautų aušinimo sistemą. Nupirkęs esu chemiją specialios plojimui, kuri turėtų valyti tepalus ir važinėjau tam, kad sušiltų motoras, atsidarytų termostatas. Tai kol kas smagu. Po tiek metų vėl prisiminti tą traktoriaus garsą ir kaip jisai važiuoja. Na ką, apsiklijau mašiną, darausi lengvai pertraukėlę, tai galiu trumpai aptart, ką šiandien nuveikiau. Tai su tėtės pagalba surinkom saloną, čia va parodysiu. Tik tais dar vienos durų apdailos nedėjau, nes ten dar vieną fiškę reikia pasijungti, bet va jau saloną susirinkom. O, ten vieną juostą pamiršau. Tai susišveičiau visą. Taip pat pasikeičiau tepalus variklį, nes 12 metų tepalam tikrai nėra geras variantas. Tada susipiliau ploviklio į aušinimo sistemą, pasivažinėjau, tai šiek tiek prasiplovė, išbėgo tikrai susimaišęs vanduo su tepalu. Dabar jau užpiliau antifrizo, pasivažinėsiu su antifrizu, po to dar kart keisiu, kad pilnai išsiplautų sistemą. Vakar, kaip ir jau rodžiau, viršų nusidažiau, o šiandien dažysiu apačią. Ir žiūrėsim, kaip gausis. Tai viskas sušveista, viską apsiklijęs, nusiriebalinęs, pasiruošęs. Tai va biškį dūsteliu ir
kepsiu vėl toliau į darbus. Labas vakaras visiems. Tai aš Andrius ir Paulius išvažiavom į renginuką. Kaip matėt, praeitam video aš kartu su Andrium pradėjom restauruoti, gal restauruoti džipą, kurį man tėtis atidavė. Tai va, jau jisai su technikinė tvarkingas. Viskas padaryta, suremontuota. Esam užsidėję LED barą, parodyk Andriu. Dabar nemirksėsiu, nes apakinsiu kitus. Ant kapoto yra LED baras, tai pasiruošta naktiniam greičių ruožui ir mes esam jau labai senai dalyvautam renginį, tai yra Red Race'as. Prikalbinom Paulių, visai norėjo, sako, išbandyti, kas per avantūrą pasirašė. Ne driftas, bet šonų slydimą, manau, tikrai turėsim, nes kaip organizatorius Paulius sakė, tikrai slidžios trasos, dar lyjo, prisnygo, ištirpo, vėl prilyjo, tai tikrai neaišku, ką gausim. Va, turim kelio knygą. Daug posūkių, daug metrų, visko, daug šauktukų, šauktukas kažkokios pavojingos, tarkim, vietos, dar kažkas. Va, šauktukas, šalutinis, sustoti reikia. Tikrai visos kelio knygos nevartysiu, bet tikrai yra smagių vietų. Mes važiuojam 4x4 klasiai, manau, logiška, nes džipas. Laukiam savo starto, kuris bus realiai lygiai už valandos nuo dabar, tai dabar yra 8 vakaro. Trasos įveikimo laikas, kaip sakė Paulius, maksimalus yra 7 valandos. Yra 120 km, tai patys galit pagalvoti 120 km ir duoti 7 valandos įveikti. Tai tikrai bus, kas veikia tuose keliuose. Turim GoPro pasikabinę ant stiklo, su kuria bandysim įdomesnis vietas visas nufilmuoti, parodyti. Taipogi, jeigu kažkoks kamštis bus, kažkas užstrigę, tikrai, manau, nepatingėsim pasimti rankas kamerą, nueit pasivaikščioti, pasižiūrėti, padėti, bei tuo pačiu metu pafilmuoti. Fotoaparatą šiandien nesitrauksim, nes tamsu, mes neturim įrangos, yra fotografų, kurie turi įrangą, tai jie pafotografuos, o mes padarysim tokį va video. Ir ką, tai laukiam starto ir pirmosios įdomesnės vietos.
ten tie bando pražiuoti. Ten tie sėdė irgi, šitie irgi sėdė. Palauk! Palaukit, su barika kaip pasitraukti. Atgal! Jas atgal. Dabar tau išsijungia. Šiandien neturėjau išjungti, nes gal pasirūpinti. Ratas išlūžęs. Ai. Niekas turbūt ir nepravažiuos, jau žinok. Labai sunku nuo ten važiuoti, nuo čia net ir viską. Arba čia stovėsim visą dieną. Tai jeigu įtraukti, kur mes jį patrauksim? Iš tos dabės traukia mūsų krovą, daug žmonių, išmesim, išlaijo šoną. Ant greičio parėjot ar tiesiog puf, viso? Ne, tiesiog, ne tai, kad nelabai greitai, tiesiog per duobę ir čiūks nebevažiuoja. Gerai dabar? Gerai? Gerai. Kartą va kokį. Kurva labai daug žemės. Ai, bet gerai dabar ant tų žemių ratas praktiškai ore. Pabandyk pasuk daugiau į kairę. Pala.
Čia biškinau. O kur mes pinigus pasidėję? Pardučiau. Ateiti. O, va. Kur dėsi? Tiesiai važiuoju, nepravažiuosi. Nenoriu prauk per tą nesąmonę šitą. Na, tai tada va čia. Mes pinigus pardučiau. Išmeta kažkur. Ne, ir už ką? Va, ir išmeta tiltą. Gerai. Ant sankryžą į kairę. Turiu ant būsant tiesiai? Tiesiai, tai jis dabar greitai. Nevažiuoju į kalną. Citrius. 100 liet parką. Ne, kad pastumtų, jie išėjo. Begineriai, tai matai, koks vadovas su popieriuku vaikštas. Na, tai pasiėmės apdavauja, bet... Tave gal užtraukt? Užsit. Toliau tegu. Jo, biški daugiau greičio ir... Virvę turit? Jo. Tai gerai, aš tą pravažiuoju. Demenės suvaikšto. Toliau dar... Aš tave dar trauksiu, žinok. Čia irgi nebūtų užvažiavęs. Ką? Čia irgi nebūtų. Kažkas... Ar įsimušė, ar... Laikyk. Tai dabar į Haimį jungi? Ne. Išmušė. Jo, išmušė. Ką? Kas buvo? Ne. Kas datkai išmušė? Laikyk, sakai. Čia tiesiai pakibę buvo. Čia kažkas linksmo priekį. Sėdi. Davai, bandom gal kažką. Ne, jis smūgį duos, palauk. Ateik čia. Ne. Matai, duok atgal. Iš smūgio biški. Da, biški. Da, čiučiut. Da. Gerai. Op. Į priekį dabar. O dabar. Gazą laikyk tik. Marikas svarbu gazą neatleidžia. Kitas, ar mes jau mūsų eilė? Jo, mūsų eilė. O, Subarikas drąsiai. Kaip jie už mūsų atsirado? Neklaus.
Taip. Čia tiesiai. Prie mūsų kažkur. Tai gali kitos sankryžos važiuoti, tiesiog jis neatsakė. 4-5 užgesintas stovi. Tai čia mes jau turėtumėm tada sukti, jeigu norim ten važiuoti. Tik oras yra. Filmuoja. Biški, jo. Tai va taip pavažinėjom šiandien, kadangi vakar sužinojom, radom, kad mūsų galva yra prapusta. Nu, vakar turbūt galutinai prapūtė. Tai pasigaminom iš jo sistemos vadinamą burbuliatorių. Tai kažkiek kilometrų važiuojam, tada visas aušinimas skystis patenka čia ir tenka vėl jį susipilti į variklį. Bet kitos išeities nebėra, nes prapusta galva. O kadangi nenorėjom dar šiandien važiuoti iškart namo, norėjom padėti kitiem nelaimėliam, kurie sugedė, tai važiuojam, padedam nelaimėliam, juos traukiam. Iki pagrindinių kelių ištraukiam. Tai va taip šiandien procesas vyksta. O sužinom, kada trūkumas atsiranda, kai pradeda nebešildyti salone pečiais. Čia ne? Jo. Irgi netoli jau yra, bet važiuoja. Nu ką darysim čia dabar, chebra? Gerai rūrinot kažkur? Ne, jinai atlinko, mes atgal patraukėm ją ir suprantu, atlinko. Į tą pusę, į tą biškį. Kaladėlių turit? Kokių kaladėlių? Ne. Pilnas miškas. Jo. Eina paviliuk. Palauk. Terkšlėje nenorėjai. Kad čia atsistos tiesiai. Bля, džiudės. Pagal situaciją. Matai, tas rato ratelės mūsų kaip gražus. Nu. Eis per pusę. Ne, o čia va, ausis kai ateina.
Tai ten jas tempė, kažkas ar per greit, ar nesusivaldė ir į medį jos įvažiavo. Kam patiko, paspaudžiam laiką ir jeigu nesunku, pakomentuokit, ar nori daugiau turinio su džipu, kai pasidarysim mes jį ir ar norėtumėt video, kaip važiuojam į bekelį išbandyti ar dar kažką. Jeigu tikrai yra noro, pakomentuokit, manau tikrai tada padarysim ir daugiau video. O šiai dienai viskas, susitiksim sekančiam video.